ir aš galvoju, kurį man čia visai būtų įdomu pažiūrėti. Galvoju, gal šitos du, jie trumpesni tokie, Wagner užėmė Bachmutą, kas toliau ir tada kaip sekasi vakarams Ukrainoje ir Rusijoje. Ką tik mačiau pranešimą Prigožino, Wagner samdomos kariuomenės, na, galim sakyti, kalinių kariuomenės. Nėra reklamoje. Didžiąją dalį sudaro kaliniai iš Rusijos kalėjimo, kuriem yra suteikta galimybė, kaip sakant, ištrūkti iš kalėjimo ir savo kaltę atlikti fronte. Fronte kariaujant ir po to greičiausiai jiems jau į kalėjimą grįžti nebereiks, kurie liks gyvi. Taiga, Prigožinas Wagner samdomos kariuomenės vadas pareiškia, kad šiandien būtent 20 dieną buvo pilnai užimtas, na jie aišku sako išlaisvintas, aš sakau užimtas Wagner kariuomenės, ne? Samdomos kariuomenės, kuri teikia, kad dar 2 dienas ten jie bus ir po to perleis Rusijos kariuomenė oficialiai ir jie, kaip sakant, vyks atostogų. Na, ten tos atostogos tokios persigrupos ir jie bus pasiųsti į kitus frontus. Bet apie ką aš noriu pakalbėti, čia nei džiaugtis, nei verkti. Pamačiau, kad šitą naujieną jau keletą valandų jau plaukėja telegramuose, socialiniuose tinkluose ir ką aš pastebėjau begalę piktų tų, kurie užsidėjo Ukrainos vėliavėlėm, tiki šitą religiją, šventai meldžiasi ir jie tiesiog pyksta, niršta, nu, matosi, kad žmonėm negera. Ir aš apie tai jau kalbėjau prieš mėnesį, prieš 2, prieš pusę metų, kad šitie žmonės Lietuvoje veikiančios užsienio korporacijų žiniasklaidos priemonės. Aš be nežinau, niekur negirdėjau, kad tokia reakcija būtų. Aš išgirdau tą naujieną, Reuteriuose paskaičiau. Kai buvo G7 tas susitikimas, kad Zelenskis ten pasakė, kad dabar Bachmutas tik su mumis kaip ten mintise, ar kažkaip ten taip jis išsireiškia, kad realiai prarado Bachmutą kontrolę, tai jau galutinai. Pasakė dar, kad tenais jie gal mėgins apsupti jį kažkaip, arba, tose kova dar vyksta outskirtose aplinkui, bet į Bachmutą tipo prarado. Dar paminėjau, kad Bachmutas sugriautas ten visiškai, bet jo. Bet tada aš kitaip biškai turbūt ir savo ratą ir žmonių tą informacinį srautą turiu kitokį. Nes pas mane nėra daug tokių labai kraštutinių tokių gal, kuris čia pasakoja, kad čia labai visi taip reagavo kaip informacija, be jokios ten ypatingos emocijos. Bet tikrai tikiu, kad yra tokių. Tikrai tikiu, kad yra, kad ten labai jau verks dėl to, bet čia nežinau. Priemonių yra pritikinami, jiem pastoviai yra kalama, Ukraina laimi, Ukraina atsilaiko, rusai bėga, rusai silpni, rusai neturi technikos, rusai bailiai, Putinas miręs kelis kartus, narkomanas, Lukašenka irgi jau prie mirties. Na, varo tą ir jie tiki šitom religijom. Šitais klėdėsiais. Ne, bet čia visiškai mažuma, ne? Čia visiškai mažuma išprotėjusių žmonių, kaip ir jo pusė yra visiškai mažuma tų išprotėjusių žmonių kitą pusę, ten kur Putiną labai mėgsta. Aš nežinau net kokia prasmė viso šito. Nes jis, man atrodo, galvoja, kad tas procentas žmonių, kurie taip mąsto, gal yra daug didesnis, ar kurie tą visą pasakoja. Aš bent jau nesusiduriu su jais. Bet gal aš čia tada esu saviizoliavęs nuo tų žmonių, aš nežinau. Žmonės suprantu, tik aš žinau, kad... Nes man jie visi idiotai, taip. O jeigu viskas pasikeis, na taip, tarkim, kaip ir šiandien atsitiko, ne, ir kur šitie žmonės? Jie depresijose, jie gerai, kad savaitgalis galės gert prisigert, dar visą sekmadienį turės išsipagiriot. Aš turiu omeny, kad jie dabar lieja pyktį, jie dabar pyksta, jie svarbiausiai pyksta ant ko? Jie pyksta ant tokių kaip aš. Jie pyksta ant tokių, kurie ten, aišku, džiaugiasi, kad ten rusai, ne? Aš tai nesidžiaugiu, aš tiesiog traktuoju kaip faktą ir aš traktavau kaip faktą, kad tai bus, kad tai atsitiks, gali atsitikti. Nes žiūrėti, tiesiog matuoti logiškai, kokios jėgos yra pas Rusiją, kokios jėgos yra Ukrainos. Na, mes matom, jau ukrainiečiai matė, kad Bachmutas jau yra paiminėjimas, tai čia greituoju būdu jie pažadėjo F-16 naikintuvų, bet reikia apmokyti tos karius tais naikintuvais, tai ne taip paprasta skraidyti. Ir tie naikintuvai aš taip pat manau, kad neišspręs šitos problemos ir tik... Bidenas apie tai pasakė savo spaudos konferencijų, kurią prieš porą dienų ir žiūrėjom po to G7, dar jam vykstant realiai jis tą pasakė, apie tos F-16, kad realiai davė tos naikintuvus dabar ir apmokymai prasidėtų ir panašiai, nes ateities planams jų prireiks, dabar realiai Bachmuto kovoje nieko nebūtų pakeitę.
Nes jie taikomi ne tam yra, čia aš persitoju gal į bišką ne visai teisingai, bet kaip aš supratau, kad naikintuvų reikia tam, kad pasiekti taikinius, kurių tu negalėtum pasiekti. Dabar realiai viską gali pasiekti, ką reikia, nes kova vyksta Bachmute, artilerija vieni kiti ten pasiekia, žinai. Bet ten jau kai reikėtų, kaip, pavyzdžiui, bus kokia counterataka ten, arba kažkokie bus pajudės fronto linija, ar kažką, ir tada reikia pasiekti kažką, ko tu negali. Tada naikintuvai labai praverčia, tai todėl dabar jų reikia. Kaip jis sakė ir apie tankus, kad pradžioje realiai net tankai nelabai padėtų ir nelabai būtų ką padėję. Bet dabar situacija keičiasi ir prireikia tų dalykų ir panašiai. Tai jo, čia aš tik cituoju Bideną kaip atsaką, ką jis čia pasako, kad nes jis galvoja, kad gal su F-16 čia naikintuvais Bachmutą būtų išsaugoję, bet kaip? Aš irgi gal nelabai dabar suprantu, kaip būtų išsaugoję. Į pastatą įlindę su naikintuvu ir susprogdinę rusus, kurie į pastatą įėjo, ar aš gal to nelabai žinau, tai aš čia linkęs pasitikėti Bideno poziciją, kad ir kaip jis ten vos išlemeno tą atsakymą, žinai, bet kad, turbūt logiška, kad naikintuvai ir ta karo technika, jie yra skirtingiam tikslam, skirtingiam etapam, žinai, kare. Taip, bet jo, aš nesu karo ekspertas, tiesiog duodu papildomo konteksto, kad nes Lekstutis viską pateiks, jis taigi visažinis, jis viską žino geriausiai už visus, čia ironiškai. Net neš kažkokios, tai nebent ten duotų jų tūkstančiais ir tūkstančiais. Sarkastiškai, neironiškai. Greitoj būdu apmokytų tos lakūnus. Bet tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma ir čia yra vėl tik tai dūmų užklaida, gumos tempimas, nes Amerika, aš manau, taip pat yra labai naudinga, kad jis neskaitė teleprompterio. Taip pat silpsta. Na ir ten čia buvo Q&A, jis neskaitė kas kam, kur, kiek, kur naudinga, neverta, bet esmė yra ta, kad Ukrainai sekasi labai, labai sunkiai. Jie realiai nieko per metus neatsikovojo. Jie per metus tik prarado. Teritorijos pereina Rusijos naudai vis didesnis ir didesnis. Tik aišku, Bachmutas, šitą vietą jie buvo pastrigę. Tai buvo pastrigę, jėgos buvo sukoncentruotos stipriai ir iš Rusijos pusės, ir iš Ukrainos. O iš Ukrainos ypatingai, nes Bachmutas, jisai ten nieko iš vis neypatingas tas miestas, ar ten kažkokiu iškasenų, ar ten kažkas. Ne, tai tiesiog buvo tapęs toks kaip simboliu, šito karo simboliu, kaip tvirtovė. Ir kas šitą tvirtovę paims ir nuo šitos tvirtovės neva tai bus formuojama tolimesnė dvasia šito karo. Kaip tarkim, jeigu dabar galima sakyti, kad rusai paėmė, tai rusai su pakilėjimu eis pirmin, nes jie įrodė, kad jie gali paimti, o ukrainiečiam gali dingti ūpas kariauti. Tai čia labiau toj srity. Tai šitas yra padaryta. Čia yra visas tas šališkumas Lekstučio būtent beje, nes jis tą jau ilgą laiką pasakoja. Jeigu duoda tankų vokiečiai ukrainiečiam, tai yra nauda rusams. Nes rusai užsivedė kovos stipriau. Jeigu dabar paėmė Bachmutą, tai ukrainiečiai praras valią kovoti. Čia yra tas šališkumas. Jis gali taip galvoti, bet čia yra labai labai smarkus šališkumas. Lygiai taip pat kaip yra šališkumas, kai nueisi į jo svetainę ir viską matysi, kas yra ko blogiau Ukraina, kad atrodytų. Ir kuo geriau Rusija, kad atrodytų. Tai jeigu, pavyzdžiui, ten, nežinau, jeigu G7 kažkas bus ir kažkas kažką pasakys, 100 dalykų gali pasakyti. Jisai pareportuos tik apie tai, kas yra tarsi imidžą, kuria bloga, kad Ukrainai nesiseka, žinai. Aišku, ten, kur nesukuria informacijos, tiesiog beje. Ten Belgrade Ukrainos pusė kariaujantis kariai patyrė nesėkmę. Jinai parašė šitą. Bet neparašė, kai ten sugriovė kažką, ar sudegina kažką, žinai. Ir viską ką. Iš viso G7, pavyzdžiui, šito. Jis parašė, kad Joe Bideno akivaizdoje Zelenskis Bachmutą palygino su Hirošima. Kas tikrai buvo tas. Bet daug daugiau tame buvo, visame G7. Kad paramą užsitikrino ten ilgalaikiai ir panašiai ir visi kartu, viso to nepaminės Lekstutis. Jis neparašys šito. Jis atsirinks tik tuos dalykus, kurie Ukrainai blogai. Kurie pademonstruos, kad Ukrainai blogai, kad Ukraina pralaimi, kad žlunga, kad visi nepalaiko, žinai. Tik tuos atsirinks. O tai dažniausiai yra 5%, 1% iš tų citatų, kur per visą G7 atsitiko. Jo, čia pripažino, kad Ukraina nebekontroliuoja Bachmuto. Aišku, tą pareportins, nes taigi žinoma, ten Wagner Prigožinas paskelbė, kad visiškai užėmė Bachmuto miestą, bet tada nėra, kad ten aplinkui miestą prarado ten 3 km, ar ten, kad bėgo rusų kariai ir panašiai. Kas dar čia buvo, vienas buvo geras.
kaip ir kas Ukrainoje atakavo JAV oro gynybos sistemą. Jis apie tai šnekės, bet tada neparašys, kad ten už 2 dienų Patriot sistema ta buvo suremontuota realiai. Ir veikia pilnu pajėgumu. To neparašys, bet to tarpu, kad Rusija prarado ten actually bomberių savo, irgi neparašys. Tai va, tas jo tragiškas šališkumas, kad bet kokia situacija, kad ir kaip jin būtų iš tikrųjų gera Ukrainai, bloga Rusijai, jis atsirinks tą vieną punktą iš 20, kuris vis dėlto Ukrainai nėra pats naudingiausias ir jisai jį parodys ir jį pateiks. Ir tą jis daro over and over. Aš nežinau, beje, ar jis rašo straipsnius į tą, čia jo saitas, I guess, tai gal jis, nežinau. Bet tada jo ten apie narkotikus, kur pas ukrainiečius rado. Rusijos kariai nesitikėjo to, ką rado į nelaisvę paimtų Ukrainos karių kišenį, narkotikų rado. Bet tada neparodys to 100 video, kur pas rusus yra narkotikų, kurie ten visi irgi, nu, tipo, viską vat grinai vat taip vat parodys. Tai, jo, labai, jis primeta neutralą, tą tokį objektyvų ir panašiai, bet jis taip toli nuo šito. Jo, ir jis yra visiškai ta kita priešinga pusė šališkumo ir panašiai, kai jisai stumia ant tų žmonių, kur, aš irgi stumčiau ant tų idiotų, kur ten Rusija su mediniais ginklais šaudo, literaliai rytoj sugrius visą Rusiją, nu čia absurdas, nu tipo visą laiką buvo ir visą laiką yra, čia nesąmonė. Idiotai, bet Lekstutis tas idiotas į kitą pusę. Tiesiog, vien tai, kad tu prieštarauji tiems idiotams vienoj pusėje, pats būdamas kitoj kraštutiniai pusėje, nepadaro tavęs mažiau idiotų arba neidiotų. Tu toks pat idiotas tik kitoj pusėje, tai jo. Okay. Ir mes matom, aš kaip sakau, dabar Lietuvoje tie visi slavo Ukrainė, tie, kur aklai tikėjo, jie dabar puls į depresijas, jie dabar pyks, jie dabar nirš, jie dabar, nu, aš žinau, kaip bus, aš juk sakiau, kad bus tragiška situacija. Ir dabar pakalbėkime apie tai, ko nereiktų daryti. Negalima aklai tikėti. Tiesiog negalima tikėti žiniasklaidą. Visiškai pritariu. Reikia pažiūrėti, reikia pamatuoti. Tau reiktų pažiūrėti, tam reikia laiko, reikia analizuoti, reikia skaityti. Nes būtent šitie silpnaprotukų šitų, koks mąstymas yra. Tai, kas rusiškai parašyta, tai yra melas, tai yra netiesa. Jie galvoja, kad rusiškai parašyta. Tuo tarpu, Lekstutis ką galvoja, realiai, kad kas rusiškai parašyta yra 100% teisybė. Ir tada, jo, bet kaip bebūtų. Aš žinau, kaip Lekstutis vertina informaciją, aš nežinau. Bet kaip jis pateikė, tai labai aišku. Žiauriai, šališkas, prorusiškas žmogus. Kad prorusiškas, tai faktas. Lietuvos saugumo departamentas klasifikuoja taip ir ne tik. Tai jo. Beje, jokie jau teismai ten nepareis, aš tą laikiau, tipo, apie tai nekalbėjau, bet mačiau Lintrovertos tą paminėjo ir panašiai. Kai jisai grasino teismais, dabar greičiausiai nieks jau nepaaižina ir panašiai, mes galvom, dėl ko jis gali grasinti. Ir aš galvoju, ar jis gali priskabinti prie to, kad prorusiškų jį vadina. Ir mes tiesiog pusvalandį skiriam ir mes suradom realiai belinkiek šaltinių, kur visi vadino prorusiškais. Ir žiniasklaida ir panašiai, bet kozeris yra tas, kad Lietuvos saugumo departamentas veda vis Lietuvos rizikos įvertinimą. Ir ten kelintus metus žiūrėjom ir 15, ir 22, ar 21 metus. Jisai yra, ir būkime vieningi, ir pats Lekstutis yra įvardintas kaip prorusiškas, tipo, tai prokremliškas / prorusiškas. Tai čia jis net dėl to, tą žodį, jis yra prorusiškas. Čia faktas visiškas. Nebėra šansų jūs debatams, oi ne, sunaikinti tie tiltai jau tikrai. Visų pirma, jis niekada nebūtų sutikęs, Baidu, jis niekada nebūtų sutikęs. Aš dabar esu įsitikinęs, kad jis niekada nebūtų su manim šnekėjęs, niekada nebūtų sutikęs. Tiesiog galvoju, kad aš galbūt nebeparašysiu jam ir kažkur dingsiu, kai jisai pasiūlys tą ar dar kažką, man atrodo, čia vienintelis tas, kai jis galėtų, žinai, paskui sakyti, va, siūliau ir pabėgo, aš ten siūlau visiems pabėgo, bet jis niekada nebūtų šnekėjęs. O dabar jisai subų per mažai turi, žinai, tai ne, bet jo, tas, kad jis yra prorusiškas. Ir realiai atsidarius jo saitą mes galime matyti, naratyvas į vieną pusę, labai aiškus, stiprus vėmimas Ukrainai, nesiseka Ukraina blogai, jiems viskas blogai, jie viską blogai daro, čia yra labai šališkai, tai kaip jisai sako, aš pritariu, reikia informaciją tikrinti. Tik viskas, ką rusiškai pasako, nėra teisybė, nėra neteisybė. Tik angliškai viskas pasako, nėra teisybė, nėra neteisybė. Reikia tikrinti. Reikia šaltinius atsirinkti. Aš norėčiau su Lekstučiu, pavyzdžiui, patikrinti informacijos šaltinius, kokius mes naudojam. Ką jis sakytų apie Reuters, pavyzdžiui? Vieną geriausių turbūt šaltinių pasaulio informacijų. Ką jisai sakytų? Bet jisai tik atsirinktų savo, žinai. Ir kai kurie galbūt būtų jo neblogi, žinai. Bet problema nėra pačiuose faktuose. Aš tą kartoju ir kartosiu. Problema nėra pačiuose faktuose. Dažniausiai. Kai kuriuose jie irgi pamelavo, apie tai video turiu padaręs. Bet
kaip tu jas pateiki ir ką būtent pateiki. Jeigu yra 10 faktų, bet tu atsirenki vieną faktą, kuris parodo, kad Ukrainai blogai yra, tu esi šališkas. Šališkumas yra turbūt daug blogiau negu pats tas faktų. Faktus tu gali patikrinti, kūrimą gan lengva patikrinti. Bet tada, vat, kai tą šališkumą jau nėra lengva patikrinti. Žmonės nėra linkę šališkumą pastebėti, tikrinti. Bet jo, čia yra dar netgi blogesnis. Bet jo, okei. Kažkokie tekstai ar kažkokios analizės padarytos rimtų žmonių, tai yra nesąmonė. Tai, kas rašo Delfi, tai jiems yra šventa tiesa. Tarkim, o kad panalizuoti, ką rašo tie patys Politico, Washington Post, Times ir kiti leidiniai, kurie jie taip pat kritikuoja, kad nėra lengva. Na, čia nemato jie prošvaiščių, kad Ukraina laimės. Aš jau nekalbu apie tuos. Taip, kad kritikuoja, aš nematau. Beje, taip, kad rašo. Daugiausiai žiniasklaidų rašo realiai tie vertinimai yra, kad jo, sudėtingai, ten trūksta to, trūksta apmokytų karių, ten panašiai, kontrataka, galbūt bus gerai, ten tipo, gan objektyviai rašo. Bet viską pasakė, kad nėra prošvaiščių, taip nieks nesako. Yra prošvaiščių, ką reiškia laimės, čia turbūt kitas klausimas, nes tada, jo. Nes Bidenas, kaip atsakė irgi savo spaudos konferencijų, kai jisai atsakė apie tą counterpolimą, žinai. Realiai kaip ir pasakė, jokių garantų kare nėra. Bet jie turi rizikas pasisvėrę, turi maždaug, kaip čia, įvertinę šansą, kad bus kokio šanso, sėkminga, kokie realūs pasiekimai yra. Jie nieko konkretaus neįvardina. Gan objektyviai pasako, jo, tu negali net ginčyti su tom. Jo, kontrataka greičiausiai kaip bus, greičiausiai kažkokį rezultatą turės dabar. Kokį didelį, kokį gerą, čia kitas dalykas. Greičiausiai tikslas būtų, ko įmanoma daugiau paimti, kad prie derybų stalo kokie eiti iš jėgos pozicijos ar kažką, aš nežinau. Jeigu tie, kas galvoja, kad ten lengvai visą atsiims teritoriją, čia, absurdas. Šito tai tikrai, manau, labai mažai kas tikis. Zelenskis tą gali sakyti, žinoma, bet, ką žino, realu labai greitai. Čia gali būti procesas, galbūt ten 10 mečius gal truks, gal ten paviskas, bet vat vėlgi mes to nežinom ir čia viskas spekulacija tiesiog yra. Bet tą, ką mes žinom, ką pasako ten per press releasus ar kažką, tai aš nematau, kad kažkur sakytų, kad nėra prošvaiščių Ukrainai laimėti nieko, ten ar atsimti nieko, ne, čia nesąmonė. Yra realų šansai, tikrai. Ypač su tiek technikos dabar duodamos ir panašiai, ten ir aš nežinau. Yra tikrai realų šansai. Taigi, jie prisiskaito šitų Delfi surašinių, kur, tiesiog... Net nemačiau, kad Delfi tą rašytų, by the way, tai aš net nežinau. Nuomonė išlaikyti, tą pulsą išlaikyti, kad čia slava Ukrainė, slava nacijai, rusai laimės. Ukraina laimės. Jie nepaėjo. Ir nepaėjo, eilinį kartą nepaėjo. Ir aš manau, tas karas taip ir baigsis. Baigsis dėrybom, bet... Jis dar, manau, greit nesibaigs ir Bachmutas tikrai nebus šito karo pabaiga. Čia dabar rusai ant šito greičiausiai bandys žaisti šitą kortą, kaip sakant, pakilimas ir veržimas į priekį. Nors taip pat yra abejotina, nes kiek aš pasižiūrėjau, kiek ten yra amunicijos išnaudojama per parą ir tiek, kiek Rusija gamina, jiem taip pat ten nėra lengva. Nėra pirago, bet Rusija viską turi, jie patys gali pasigaminti, o Zelenskis yra visiškai priklausomas. Rusija neturi visko, negali pats pasigaminti. Čia yra faktas. Čia tikrai neteisybė, kad Rusija viską turi ir viską pats gali pasigaminti. Belin kiek tai jie derėsi ir tiekimą nori, jie perka tai amuniciją iš Šiaurės Korėjos, ne? Tai kad jie viską turi ir viską gali pasigaminti, čia tiesiog absurdas. Tai jis gali sakyti, kad čia Zelenskis priklausomas, aišku priklausomas, jam padeda ir NATO, ten visos šalis, dahuja padeda šalių, bet Rusija nestovi viena irgi. Ir perka, ir importuoja ten, ir panašiai, jie negali pasigaminti visko tiek, kiek reikia, čia tiesiog absurdas, taip sakyti. Nuo rėmimo Europos, vakarų, tai yra Amerika, ten Kanada, Australija dar šiek tiek ir mes matom, kad Europai taip pat, yra liūdnas. Aš nemanau, Šelma, kad didesni šansai, man atrodo, didesni šansai, kad Ukraina atsiims kažkiek teritorijų, kad kažkur eis iš geresnės pozicijos prie derybų stalo, bet vėlgi, mano nuomonė, tavo nuomonė nesvarbu. Situacija ir ekonomiškai, ir ar ilgai, kažin, sugebės Europą remti, ar nenusibos. Tai čia yra klausimas. O Rusijai darė pagalbą, nei Baltarusija. Bent jau kol kas tai žada ir Amerika, ir NATO, ten su tais press releases vėlgi žada, sako, kad mes esam pajėgus ir nusiteikę ilgam, labai ilgam tipo remti. Ir kiti galvoja, kad čia Rusija dabar laukia Amerikos rinkimų, kurie kitais metais, kitų metų gale bus tipo. Ir tipo tikėsis, kad gal Trumpas laimės ir ten nustos remti. Iš tikrųjų, tiek, kiek aš skaitau, kad netgi republikonai daugumoje ten palaiko vis dėlto paramą Ukrainai. Tai aš net nežinau, ar čia išsigelbimas būtų, bet
čia vėlgi, čia jau spekulacijos visiškos irgi. Bet jo, parama yra iš abiejų pusių čia, aš nežinau, nu, abiem pusėm tai yra iš skirtingų šalių ir panašiai, kad Europa ir ten Amerika rems toliau, tai nu, bent jau dabar nėra jokių priežasčių galvoti, kad nerems, nes dabar priešingai pasisako tos šalis, tai nežinau, iš kur jis traukia šitą. Kinija realiai neteis į pagalbą yra taip, kad Rusija turi didesnius kozirius. Ar mes to norim, ar to nenorim, ar aš čia noriu, ar aš toj pusėje. Abejoju čia. Man iš vis šitas karas. Nu, čia jo nuomonė, kad kozirius turi Rusija, bet aš abejoju. Aš labai abejoju, kad Rusija turi didesnius kozirius. Nežinau, ką jis turi omeny, bet nepanašu. Abejoju tikrai. Tai yra, jeigu žiūrėti, Rusijos ir Ukrainos, tai yra tie patys slavai. Brolis brolį žudo. O šeimininkai ir visi šito vairuotojai, šito kurstytojai karo, tai ne Ukrainoje tiesėdė. Rusijoje sėdė. Bunkerį pasislėpė. Narkomanas, šaumenas paimtas, kaip paimkim kaip kokį, Ramanauską, paimkim ir padarykim Lietuvoje prezidentą ir ką, nu čia arba Šurajevo kokį, nu taigi jis aktorius, nu ten šaumenas iš KVN, nu užaugintas, tos pačios Rusijos užaugintas klounas, nu kuris sugebėjo gerai suvaidinti prezidento rolę, filmas. Čia jau šališkumas ir nepykanta lekstų čia reiškia. Ir prezidentas jau buvo išrinktas. Čia tiesiog visiškai jokia pagrindo galvoti, visiškai absurdus kalba. Čia tas Kremliaus naratyvas, kad NATO išprovokavo puolimą, nes tipo encroachina prie mūsų sienų, pokai, kad su Baltijos šalimi jau sieną turi, pokai dabar, kad su Finlandu turi dar didesnį sieną su NATO. Viskas tas pokai. Čia tiesiog čia jau visiškai Kremliaus naratyvas. Ir kai jis sako, nėra prorusiškas, ar dar kažką, čia yra visiškai prorusiškumas, tik Kremlio naratyvas. Nėra jokių įrodymų, kad ten kažkokia NATO išprovokavo Rusiją. Ne, Rusija tiesiog užpuolė šalį. Ir jeigu būtų bet koks planas NATO sugriauti Rusiją arba pulti Rusiją, kaip kad jie čia galvoja, kad dėl to išprovokavo, dabar būtų geriausias šansas. Kol Rusija kariauja vienam fronte, silpniausia dabar Rusija kokia yra buvus. Tai dabar pult reiktų, bet nepuola, nes niekada nebuvo toks planas. Tai čia tiesiog visiškai nelogiška net pozicija ir neracionali jokių atveju. Bet Kremliaus naratyvas yra kartojamas non-stopas lėkštutė ir tą toliau matome. Padarė filmą, praplovė vietiniam smegenis ir nubėgo išrinko filmą, prisižiūrėjo prezidentą. Na, bet čia nesmė. Taigi, mėlėjai, dabar sakau, dabar bus labai piktų daug ir kelias dienas dabar labai liesis pyktis. Bet pyktis liesis ne ant tų, kurie melavo jiems, tarkim, visi Delfi L-rytai 15 minučiai. Bet tu meluoji ištisai. Ant manęs. Tu meluoji ištisai ir tavo svetainė meluoji ištisai. Tai apie ką mes kalbam? Ir parodo žmonių suvokimo lygį. Tai ką, šiam kartui tiek, toks trumpas mano pranešimukas. Iki kitų kartų. Jo, aš daug apie tą šnekėjau, apie Ghost of Kiev, by the way. Aš tą pavyzdį naudojau dar iki dabar žmonių kritiniam mąstymui vertinti ir panašiai. Tada pažiūrėsiu toliau pratęsimas, kaip, čia, dienai buvo pratęsimas ten porą dienų. Kaipgi sekasi vakarams Ukrainoje ir Rusijoje. Jau bus šitas, tai aš jį paslėpsiu. Sveiki, mėlėjai. Lietuvoje veikiančios užsienio korporacijų žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Belgorodo srity įsiveržė iš Ukrainos pusės kariai. Ir tie kariai neva yra rusai. Rusai kariaujantis Ukrainos pusėje. Na, taip kaip yra ir lietuvių kariaujančių Ukrainos pusėje. Yra tokių. Ir šitie rusai, kariai, kariaujantis Ukrainos pusėje, nusprendė susigrąžinti Rusiją, atimti Rusiją iš Putino ir grąžinti ją žmonėms. Na taip, sakykime, ne? Jie įsiveržė į Belgorodo sritį, kiek ten jų apie 100 karių, 70, nuo 70 iki 100 įsiveržė ir padarė vaizdo pranešimą. Bet būtent tas įsiveržimas vyko tada, kai buvo paimtas Bachmutas, kada vyko jau apdovanojimai karių, kurie dalyvavo Bachmuto užgrobime, įsiveržime į Bachmutą. Ir jie įsiveržė į Belgorodo sritį ir padarė vaizdo pranešimą, kuriame sako, kad jie išlaisvins Rusiją nuo Putino. Ir daugelis vakarų žiniasklaidos priemonių paskelbė, kad Rusijoje prasidėjo chaosas, politinis perversmas. Beje, vėlgi, aš nežinau, ką jis cituoja. Aš nežinau, ką jis cituoja. Nes vėlgi, jeigu atsidarysim bet kokį šaltinį patikimą, pavyzdžiui, Reuters.
labai aiškiai buvo parašyta, ką patvirtino, ką ne. Jeigu tu skaitysi tragiškus šaltinius ir tikėsi, tu esi daunas. Lygiai taip pat kaip lėkštutė aš vadinsiu daunu, kai jis skaito savo absurdiškus šaltinius arba meluoja ten savo svetainį. Jo, bet aš nežinau, su kuo iš čia, pavyzdžiui, ką jis skaito, ką jis randa. Atsidaro konspiratorinį kažkokį saitą ir paskui žiniasklaidoje rašo. Kiek aš skaitau, tai rašo panašiai kaip Reuterį ir Reuteris cituoja. Ir mes galim paskaityti realiai, ką čia parašė. Moscow said on Tuesday it had... šitą gal... Nu, čia galim bet kurį atsidaryti, o realiai čia beveik tas pats. 22. The governor of Russia's Belgorod region said on Monday that a Ukrainian sabotage group had entered Russian territory in the Graivoron district bordering Ukraine and was being repelled by Russian security forces. Pacitavo tiesiog ministrą. Ne, kas pacitavo čia? Governor. Seniūną? Ne, kaip governor išsiverčia? Nesvarbu. Regiono meras, tarkim, gal čia kažkoks, nu tarkim. Pacitavo ir viskas. Unverified reports, nepatvirtinti reportai, of attacks well past midnight on the main town of the region bordering Ukraine were posted on social media. Parašė, kad social media buvo postai. Jie nieko neteigia. Nėra informacijos, todėl Reuteris yra labai patikimas ir geras šaltinis. Vienas geriausių pasaulio šaltinių. 100 metų. Nes jau pateikė, kas ką sakė, paskui parašo, ką galėjo patys patvirtinti nepriklausomai, ką negalėjo. Ir tiesiog pateikė naujienas. Bet va, Lėkštutis, kai pasakoja, čia jo rašo, grinai, visą informaciją, kas kur kalba. It said on Twitter, pareportina, kas ką kalba, bet paskui parašo, kad ten Reuterį negalėjo, pažiūrėjau, nepriklausomai patvirtinti, žinai. Ir viskas gana aišku, paskaitai ir tu žinai situaciją, kad realiai nežinai ten 100% nieko, žinai, kas įvyko, tu žinai informaciją ir viskas. Bet jisai vat pateikė. Ir tai būtent prasidės vakarų žiniasklaidos priemonių. Vakarų žiniasklaidos priemonės teigia ir, jos nieko neteigia. Ką tu skaitai? Kas yra to vakarų žiniasklaidos priemonės, kur sakė, kad Rusijoje ten perversmas kilo ir jau viskas jau subirėjo. Kas tą sakė? Ką jisai atsivertęs? Nes aš neįsivaizduoju. Paskelbė, kad Rusijoje prasidėjo chaosas, politinis perversmas ir tai būtent prasidėjo nuo Belgorodo srities. Ir aš žinau, kas tą sakė. Čia... Beje, pas mane Skirmantė tą parašė. Skirmantė Discord'e numetė tą naujieną ir kaip jin parašė ten Discord'e. Ble, aš dabar nerasiu, ten jau senai buvo. Bet jinai parašė revoliucija prasidėjo ar kažką tokio. Ir per 20 sekundžių aš prisipisau prie to žodžio. Ir ne tik aš, man atrodo, prisipisau, kad aišku neprasidėjo. Ką? Čia, what? Tada ėjom skaityti, radom šaltinius, paskaitėm, kas vyksta, žinoma, niekas nepatvirtinta, ten visiškai negalima sakyti. Ir, pavyzdžiui, pas mane Discord'e, va šitai buvo, iš karto prisipisom ir aišku ne. Nes bet koks žmogus tą pasakys, pala. Ką? Kažkokie sukilėliai kažkur atvarė ir čia tu dabar tiki, kad revoliucija prasidėjo. Tai vat vėlgi, ką Lėkštutis skaito, aš nežinau. Bet vėlgi, bet kas tiki bet kokią kraštutinę pusę, viskas. Bus, viskas, Putino režimui ateina galas. Aišku, iš paskos labai daug tikinčių, tie, kurie aklai tiki Delfiais, pradėjo džiaugtis, dalintis. Aš taip pat atsidaręs Messengerį gavau pranešimų. Ką dabar pasakysi? Va, žiūrėk, matai, chana tavo Rusijai, tavo Putinai. Visų pirma, tas Putinas ne mano ir ne mano ta Rusija yra. Aš tiesiog darau. Nerandu nieko apie tai ir vedęs Rusijoje. Nesu nei už vieną, nei už kitą pusę. Aš tik matau, kad tai vyksta karas. BBC ir CNN turbūt to, aš nežinau, ar jie tai prašė irgi, aš nežinau, nesivaizduoju. Būtų gerai, kai šaltinius tu mestų, bet jo, aš nežinau. Žudo vieni kitus, tai yra slavai. Bet aš iš karto supratau, kad tai yra tiesiog dūmų uždanga, kad būtų mažiau kalbama apie paimtą Bachmutą, nes Bachmutas tai buvo bet kas gali Delfi skaityti ir kaip informacijos šaltinį, čia kitas klausimas, tai čia jos irgi dūchino lygiai taip pat. Sakyčiau, moralinė karo miesto sostinė tokia, kuri įkvėpė karius toliau kovoti Ukrainos, tai buvo toksai centras, kurį stengiasi Ukraina iki paskutinio išsaugoti, o Prigožinas, Vagnerio vadas, patvirtino, kad kovojama buvo labai stipriai ir jis vertino Ukrainos karius ir jis sakė, labai tikrai vyrai stengiasi, bet tiesiog pajėgumai nelygus. Amunicijos trūkumas ir visa kita Ukrainoje neleido išsaugoti Bachmuto.
Na ir ką, ir tas įsiveržimas į Rusijos teritoriją baigėsi. Šiandien baigėsi, 70 karių buvo nukauta, dalis bėgo į Ukrainos pusę, bet ir ten Tas buvo pareportinta irgi, atrodo, kad ten Rusija paskelbė, kad jie... Čia nelabai norisi iš telegramų, ten rusiška ta vaizdo medžiaga žinoma yra. Bet esmė, kad nepavyko. Na ir savaime aišku buvo, kad nepavyks. Negi kažkoks tai mažas būrys 70 žmonių ar 100 žmonių. Aš nežinau, ar kažkas tikėtų, kad tipo maža grupė vienam miestelį šalia Ukrainos sienos padarys kažką ir Rusija tiesiog ignoruos ir... Aš nežinau, ten aišku ne. Būrys paims ir užgrobs Rusiją. Ir kas svarbiausia, tie kariai daro tos pranešimus ir matosi, kad jie aklai tiki. Arba jiem buvo primeluota iš Ukrainos pusės, kad jūs dabar tik įeikit, o po to mes čia ateisim, čia ateis Amerika, mes čia padės, čia šakė, šitoje ateisim su NATO ir jūs tik tai padarykit pirmus žingsnius. Kažkas turėjo būti panašaus kalbama, nes aš neįsivaizduoju sveiko proto žmogus. Ar galėtų įsivaizduoti, kad jie ten kažkur 70 karių ar ten, tarkim 100, imkim karių, 100 karių galėtų paimti ir užgrobti Rusiją. Negalvotų. Sveiko proto žmonės ar negalvojo vėlgi. Kas su sveikata negerai. Jeigu jie iš tikro taip manė, bet greičiausiai jiem buvo pameluota. Bet dar įdomiausias yra dalykas tas, kad ten tarp jų buvo taip pat ir ukrainiečių. Aišku, teigiama Ukraina sako, čia mes čia ne prie ko, čia vien tik rusai. Po to ten buvo jau ir nuotraukos, atpažinti žmonės ir paskelbtos tos pavardės. Bet tai yra nesmė. Esmė yra tai, kad Ukrainos pusėje kariauja Rusijos žmonės. Nežinau, niekam paskelbtas pavardės, by the way. Ir čia kažkur Rusijos šaltiniuose turbūt jau tas buvo. Ukraina juos turėtų gerbti, rodyti pagarbą. Ne, aš dabar nepamenu, bet kiek aš pamenu, tai rašė, Ukrainos pozicija buvo, kad čia ne mūsų kontroliuojama karo, čia random kažkokia grupė. Kad jie taip, man atrodo, nusėmė ten nuo savęs tą atsakomybę ir neprisėmė, kad čia ne mūsų kariai. Nepamenu, ar sakė, kad ne ukrainiečiai. Bet jis pasakė, kad čia ne mūsų armijos dalis ar kažkaip taip buvo tas viešas. Tai čia biškai toks irgi spinas jau išlekstų čia, man atrodo, bet jo. Apie fotkės, kad paskelbė atpažino, čia jau kitas klausimas. Čia jau nežinau, partizankų, aš nežinau ten jau tipo. Bet kur fotkės paskelbė, tai aš turiu įtarimą. Kažkaip kokiuose labai jau giliuose rusiškose šaltiniuose, žinai, kur ten neaišku kokiu tikslumu atseka ten vieną ar kitą žmogų ar dar kažką neįsivaizduoju ten. Ukrainos pusės. O ką Ukraina... Tiek giliai nesidomėsiu ir nežiūrėsiu tų šaltinių. Juos paėmė, suvarė į vieną vietą. Aš galvoju, gal jų ir daugiau yra, ne tik 100 tenai, ar ten 70, tarkim 50, kiek ten jų buvo tiksliai, nieks ir nepasakys. Jeigu įvyr sveikai, iš kur tą... Tik po to užėjus jau dabar rusams, palei... Kur tą skaitė ir iš kur tą, žinai, čia. Pažins, nustatys tapatybės. Nes Rusija, kiek ten rašė, man atrodo, Rusijos buvo, kad jie užmušė ten visus, ten nesunaikino tą Karžiną. Aš nemačiau, iš tikrųjų aš neskaičiau apie tai nieko, tai aš net nežinau dabar. RDK pranešė apie Belgorodo reido sėkmę. Po operacijos 2 buvo sužeisti, niekas nemirė. Greivoro kontrolės punkte buvo konfiskuotas šarvuotas transporteris, šaulių ginklai ir karinė technika, tačiau sėkmingiausias yra netrukdomas įėjimas į Rusijos teritoriją. Apdegusi įranga, kurią ataskaitose parodė Rusijos Federacijos gynybos ministerija, nepriklauso RDK. Ką čia stoji? Ką čia stoji? Esmė parodė, kad sienos kiauros. Gali sorsą tą visą? Nes aš nežinau, ką cituoji ir kas čia tą rašo. Aš neturiu niekaip. Niekaip neturiu kaip patikrinti tos informacijos. Reuters, kurį neskaičiau, gal ten tą irgi rašė. Ir galbūt paviešins, kas ten per asmenys. Bet žiūrėk, telegramas, čia man nėra patikima, aš nežinau nieko. Lietuvoje veikiančios žiniasklaidos priemonės ir ten nei vieno ukrainiečio nebuvo, Ukraina čia iš vis ne prie ko, nors iš Ukrainos pusės ėjo ginkluoti visą kitą vakarietišką karinę techniką. Ir tarkim, rusai kariauja Ukrainos pusėje. Ir ukrainiečiai siūsdami vadovybę, taigi karo vadovybę, pats Zelenskis, taigi žino, ko puikiausiai, kaip baigsis šitą operaciją. Šitų vargšų kareivėlių operacija. Čia, valandų laikas yra, kada jie bus neutralizuoti. Taigi jie ko puikiausiai tą žinojo. Ir ką jie padarė? Jie tuos vargšus rusų kareivėlius, kurie kovoja už Ukrainą prieš rusus Ukrainos teritorijoje, pasiuntė juos į Rusiją, neva
Ir jo, visur, kur aš randu, kad tie insurgents defeated, bet Russia claims, kad Rusija teigia, kad buvo jie nugalėti, bet visur tą rašo. Bent jau kiek matau, tai kad tiesiog visur tą rašo, kad Russia claims. On 24 of May, Russia claimed that all attackers have been liquidated, but this was denied by Ilya Ponomarevas, Russian-Ukrainian politician who was remembered, okay. The political representative of the Freedom of Russia Legion, who claimed they didn't lose a single soldier. Tai va čia vėlgi, dvi pozicijos, mes turbūt nežinosim 100% kaip yra. Lekštutis įsitikinęs, kad jos visus nukovė, nes Rusija tai pasakė. Ir kai jis sako, kad šaltinius reikia tikrinti, reikia ne vienais tikėti, o reikia daugiau informacijos įvertinti. Kur tas įvertinimas iš Lekštučio? Tas 2 minutės paieškos realiai ir nėra to patvirtinimo garantuoto, bet jis garantuotai įsitikinęs, nes jis garantuotai patikėjo Rusijos šaltiniu, kad tik visus nukovė ir viską, bet matai, pasirodo, yra 2 dabar versijos ir nėra įrodymų kažkokių ten. Wikipedijos page šiaip gan gerai parašytas, kaip matau, su daug source'ų ir mačiau, kad ten kovo vyksta, ką inkludinti tą page, ko neinkludinti, kam yra šaltiniai, kam nėra. Tai jo, paskui aš paskaitysiu stream greičiausiai, kad susipažinti biškai, nes praleidau tą, nes tikrų miestę tom dienom, tai bet gerai žiūrėti. Pagelbėti Rusiją, išlaisvinti nuo Putino režimo, juos tiesioginė to žodžio prasme pakišo. Pakišo ir atsikratė. Peršasi nuomonė, kad ukrainiečiams yra įpiršta tokia neapykanta rusų nacijai, kad jiem nesvarbu, ar tu jų pusėje netgi kariauji, jie vis tiek atsikrastys, nes tu rusas. Na, peršasi tokia nuomonė. O kaipgi kitaip? Kaip vadovybė galėjo Ukrainos apie jos galvoti? Kas čia per teoriją? Kad jiem ten tikrai 70 ar ten 100 karių pavyks užgrobti Rusiją? Na, tada galim sakyti, kad ten sėdi šizofrenikai. Ne, niekas taip negalvoja, kad jiems pavyks užgrobti Rusiją, bet greičiausiai buvo kiti planai. Reuters rašė, kad... Ne Reuters rašė. Bijau pameluoti. Kažkur girdėjau, kad, gali alternatyvus planai būti. Realiai, ką tu ir parašėjai. Kad, parodyt, kad sienos kiauros. Galbūt privers biškai savo dėmesį sutelkti šitą, kad sukontroliuoti. Gal ten pasiūs biškai karinės technikos. Tam gali būti įvairių priežasčių. Bet tai, kad Lekštutis galvoja, kad oi, ten sėdi ir jie galvoja, kad 100 žmonių paims visą Rusiją, kokie jie debilai. Čia tiesiog tu esi debilas, jeigu tu taip galvoji. Jeigu tu galvoji, kad jie taip galvoja, tu esi debilas. Aš nežinau, čia net ką sakyti, čia jau teorijos wild eina. Narkomanai apsiuostė kokaino šizofrenikai. Bet aš manau, kad jie nėra antiek kvaili, kad jie nežinotų, kuo tai baigsis. Tai tiesiog buvo padaryta tokia... Kom tai baigsis, bet tu net nežinai, kom tai baigės. Tu patikėti su Rusija, mes nežinom, ar jie mirė iš tikro. Panašu, kad net nemirė tie kariai, tai kad Rusija teigia, nepadaro teisybę. Palikit tos narkomanus ramybėj, ne. Uždangėlė, žinok, jie galvojo, gal tai tęsi savaitę, gal pavyks 2 savaitės. Įsivaizduoja, 2 savaitės rodo, kaip keli kareivukai įsiveržė į Rusiją ir Rusija nieko negali jiem padaryti, nesusitvarko su keliais kareivukais. Ir jie ten daro tvarką ir, kaip sakant, sukeltą chaosą Rusijai. Nepavyko. Ir ką? Ir dar vienas Ukrainos. Jo, šeliai, žinok, beje, Arlekinai, aš dėl to galvoju, aš su introvertu apie tai buvau šnekėjęs, nes man atrodo gerai, aš galvoju gerai, Ukraina daug mažesnė jo, ir techniškai, jiem galų gale kariai turi baigtis. Bet realiai Linas pasakoja, kad realiai nesibaigs ukrainiečiam kariai. Ten didesnis šansas, kad Rusijai baigsis kariai, bet jis ten įdomiai kažkaip kalbėjo. Nes tos populiacijos, skirtumas yra, bet tų karių, kur gali imti, yra biškai kitaip. Tų globalių mobilizacijų padaryti yra sunkiau ir viskas sunkiau, bet technika yra technika. Technika, daug efektyvesnė ir karių... Aš nenoriu dabar plėsti apie tai, kad realiai aš irgi galvoju, bet panašu, kad ukrainiečiam netrūkstų karių. Ten labiau trūksta, kas apmokys tos karius. Bet koks ten pagrindinis argumentas buvo? Nes jo, kad rusai meta daug karių jo, bet technika vis tiek galų gale nugali. Ir jo, jeigu visai nebūtų kam valdyti technikos tipo,
Jo, tada problema. Bet to nebus, tipo, to nėra, kad ten netrūksta tų karių ir dar ilgą laiką netrūksta, tipo, bent jau taip nuteikia. Nes aš ir galvoju, ble, jeigu populiacija daug didesnė, tai galų galia tiesiog žmonių kiekis. Bet, ble, Ukraina yra masyvi iš tikrųjų. Palyginti jo, tai yra mažesnė negu Rusija, bet gyventojų jie turi dahuja ir biškai. Tos populiacijos iš tikrųjų nėra, nu, kaip čia, pagal tai, kokia Rusija yra didelė, ir Ukraina maža pagal teritoriją, kiek gyventojų turi, nėra taip drastiškai. Russia population buvo 1,43 milijonai, Ukrainos 43 milijonai. Tai realiai, kiek čia gaunas, 3 kartai? Ne, 4 kartai. O teritorija palyginsi ten, nu, absurdas. Tai populiacija Ukrainos yra milžiniška. Sako, todėl čia buvo vienas iš tų argumentų, kur žmonės, kurie galvoja, kad Putinas tikrai nebus toks durnas ir nepuls, tipo, pradžioj ten, kur sakė, nu, ble, čia yra labai didelė tauta, tipo, jo, gal teritorijos daug neturi, bet kai taip, nu, kai maža teritorija reikia ginti, tau yra, nu, nesunku žinai ginti, bet kai tau iš visos Rusijos, jo, ten turi daugiau populiacijos, bet didelė dalis gyvena, žinai, dideliam kokiam miestė, žinai, arba ten, nu, kurių negalės imti, ir jiems ten reikės jos mobilizuoti iš visų kaimų viską, ir kitą šalį važiuoti, čia yra daug sunkesnis dalykas, negu tu vietoj naudoji savo žmonės ir gini, žinai, nu, tipo, tai jo, aš kiek dabar bent jau žinau, ir čia nuomonė vėlgi, čia tiesiog nuomonės, viskas spekulacijos, bet kaip man dabar atrodo, ir kad greičiausiai karių jiems nepritrūks ilgą laiką dar. Čia vienintelis, kas sakau, kaip ten trūksta, tai apmokymai. Ant tų visokių ten, netgi pas mus Lietuvoje buvo taigi jo, kur kalbėjo, kur mes žiūrėjom Delfi iš esmės laidą, tą. Ar siūsti ar nesiūsti tuos apmokytojus, tipo mokytojus visokius, ten tuos ekspertus visokius. Ne, jo, okei. Pralaimėjimas. Daug buvo pralaimėjimų. Mariupolis, Solidaras. Ir aš pasikėliau šiandien Delfio tos straipsnius, Zelenskio pasisakymus, tos tokius aktorinius vaizdo įrašus peržiūrėjau. Kaip jis įtikinamai kalbėjo, kad niekada Mariupolis nebus paimtas, nėra šansų, laikysis iki paskutinės. Niekada Solidaras nebus paimtas, Bachmutas niekada. Čia suprantama, ne, karo metu prezidentas, jis greičiausiai, nu, mėgins ir moralę pakelt, žinai, ir viską suprantama. Lygiai taip pat Putinas sakė, kad per 4 dienas Kyivą paims, ten jo, Putinas sakė tą, ir iš tiesų jisai ten klėdė, kad ten viskas tom rankom paims, kad mobilizacijos nebus ten ar dar kažką, kad nuraminti, ir čia, man atrodo, labai, nu, normali reakcija visų jų. Kada iš vis Bachmute visai nesenai, dar iki užvakar, rašė Lietuvoje žiniasklaidos priemonės, kad iš ten bėga Rusijos kariai. Netgi dar taip. Tai rodo, kad Lietuvoje veikiančio šitos žiniasklaidos priemonės. Nu, bėgo Rusijos kariai, bėgo ir Rusijos ir Wagnerio, sakė. Reportino, kad liktais ir Wagnerio kažkiek ten karių bėgo, ir kad Rusijos karių bėgo. Ir dabar paskutiniai skaičiai, kad per paskutinius keletą mėnesių, man atrodo, 5000, ne, 1000, 5000 Rusijos karių AWOL. Aš nežinau. Jie bėga kaip užėmė. Kai tu išgirdai žodį, kad bėga Rusijos kariai, ar tu galvoji, kad literaliai visi? Kad šitas sakinys reiškia, kad literaliai visi? Aš čia būtų ypatingai tų pasuvokimas teksto. Aš nedaug iš teksto suvokimų gavau, bet čia būtų jau top notch. Kad dalis iš tam tikrų regionų, kažkiek ir panašiai. Nežinau, ką tu čia parašai. Ja, aš dabar gal rasiu tą? Tūkstantis. Jo, man atrodo, paskutinis skaičius, kur, man atrodo, šiandien skaičiau. Nuo January iki May, tai per pirmus šių metų mėnesius, 1053 AWOL kariai, tipo, tokį oficialų skaičių reportina Euronews ir jo. Ir Independent tada rašo, kad daugiau rusų karių AWOL šiais metais negu praeitais metais, o šių metų tik 5 mėnesiai dar praėjo. Jo, o prie Bachmuto buvo lygtais ir vaizdo įrašas, kur Rusijos armijos kariai ten tipo bėgo.
Tai kad kažkas bėgo, tai tikrai taip, aš nežinau, čia bando paneigti, ar aš nežinau, bet vėlgi. Bent jau reportino, kad tikrai bėgo, tie įrašai buvo. Kiek? Kitas klausimas ten jau. Skaitytojus laiko visiškais idiotais. Ir šitie idiotai nesupranta, kad juos laiko idiotais. Henry, nieks nekalba, ar keičia, ar nekeičia. Mes kalbam apie faktą, ar bėgo, ar ne. Jiem tiesiog meluojama yra. Jiem tiesiog yra meluojama. Na, toks mano, tokie pastebėjimai dėl tų tokių, kaip sakant, kreivių tokių, nu, būna, taip eina, karas eina ir pūpčių buvo, ne? Nu, ir ką? Ir kas toliau? F-16 naikintuvai, dabar visi laukia tankų, leopardų, sulaukia tos tankus, bet mato, kad jokio. Keleivio atsakė, nesupratau. Kažkokio tai proveržio nėra. Jeigu ten pasižiūrėtų į tas sunaikintas technikas, tiek iš Rusijos, tiek iš Ukrainos pusės, tai ten tūkstančiai tų tankų yra sunaikinta. Jų yra naikinama, 100 000 yra naikinama tų tankų. Ir kad čia kažkokie keli tankai dabar išgelbės. Nu, buvo tokių, kurie tikėjo, kad dabar čia viskas, o čia duos leopardus, nušakės dabar bus rusam, ten teps, nu nieko panašaus. Ir dabar taip pat tiki, kad duos Amerika F-16 naikintuvus, apmokės čia greituoju būdu dabar ten tos lakūnus. Ir F-16 naikintuvai bus ta vinis, kuri padės Ukrainai laimėti. Nieko panašaus. Aš nežinau, kas taip sako, aš nežinau vėlgi, kas taip sako. Juokėsi ir sako, mes čia nelabai suprantam, kas čia vyksta, kas čia daros. Taigi mes suprantam, kad nelaimės. Ir bandoma. Ne, aš nesako, kad suprantam, kad nelaimės. Čia jau Lekstutis kraipo faktus. Čia jau tiesiog kraipo oficialios pozicijos ir per press releases ir panašiai, kai nesako, ar mes tikrai laimėsim, tikrai nelaimėsim, tikrai paims, tikrai nepaims. Bidenas oficialiai labai atsakė. Niekas kare nėra garantuota, mes esam pasisvėrę, įvertiname, žinom, kiek Ukraina turi apmokytų batalionų, kiek turi technikos, beveik visą suėjo, kur ten turėjo suėti tam kontrapuolimui, dar kažką ten kažkaip taip išsireiškia. Jie žino realius skaičius maždaug, koks yra šansas, kad pavyks tenais, kiek pavyks maždaug. Bet sako, niekas nėra garantuota, kaip sako, žinot, kare garantų jokių nėra. Čia yra oficialios pozicijos. Jis dabar sako, kad jie ten nieks netiki, kad laimės, tai taip nėra, taip nėra. Taip tiesiog nėra. Aš nežinau, jam reiktų paprašyti jo šaltinių, ką tu cituoji, su kuo tu kalbės, kokia yra ta tavo publika, kurią tu kritikuoji, tai yra kokia yra ta terpė, kurią tu kritikuoji. Nes jis nekritikuoja racionalių žmonių ar dar kažką. Jis kritikuoja pačius tupiausius, fair game, aš pat tupiausią kritikuoju irgi, bet jo. Parklubdyti Rusiją. Bandoma parklubdyti Rusiją, bet Rusija Kinijos. Ten forume dabar Rusijos atstovas pareiškia, kad ekonomika Rusijai yra pati stabiliausia visam Europos žemynė, Europai. Jisai lygina su Europą, jeigu sakome, žiūrėkit, Europos, nesam, sako Europos. Aš visą laiką sakiau, norit kažką žinoti nešališko, žiūrėkit tiesiog Reuters, pradėkit nuo Reuters, skaitykit juos. LRT šiaip gan gerai, kiek mačiau, pateikė tą, bet jie, aišku, irgi biškai šališkai bus tikrai, bet Reuteri tiesiog. Norit informacijos Reuteri. Nėra ten vienas geriausių šaltinių pasaulyje ir aš tą kartoju ir kažkaip atrodo visi ignoruoja, ne tik visi ignoruoja, bet vis klausia, žinai, Reuteriai. Vienas geriausių šaltinių, ten beveik niekad nerasit kažkokio papildomo vartymo, spekulacijų. Informacija, kas ką pasakė ar patvirtinta. Kas ką pasakė, kas ką reportina, kas įvyko, kas neįvyko. Labai sausai, labai aiškiai, bet nieko neprikursi, gali savo galvoj prikurti, bet jie nieko nekuria, bet man tas patinka. Bet jo, o tos Lekstutį ar Delfi, žiūrėsi jo, kai Laisvės, kai žiūrėjau, kur ten vakar su Orlausku lyginau, ten jie atsirinks, Lekstutis atsirinks pateikti, kas Ukrainai blogai yra, Laisvės tavo arba ten kiti atsirinks, kad pateikti, kas Ukrainai gerai yra, bet jo, tai yra šališka. Faktus pateikia plius minus teisingai, bet tiesiog atsirenka, kuriuos parodyti tos faktus, o tai jau kūrė tą visą pasaulyje žiūrą tokią, tai aš čia visiškai pritarčiau, bet jo, Baidas galvoja, kai jis tą daro, tą atsirenka, kai jis objektyvus yra. Jis nedaro to. Dalis, sako, pažiūrėkit, mes sakome. Tragiškai net nedaro to. Ir dabar kyla klausimas, kam visą tai? Aišku, amerikiečiams yra be galo sunku pripažinti tą pralaimėjimą. Kadangi dar ukrainiečių yra gyvų, kurie gali kovoti,
Tai manau, kad vakarai tą ir padarys, kad kovos iki paskutinio ukrainiečio, o po to, na, kaip ir visose kitose šalyse. Paskutinis atvejis buvo Afganistane, susirinko žaislus ir dingo ir viskas. Ir Ai, tas kanalas, aš noriu pažiūrėti kažkuria diena tą kanalą, kas ten gero. Mačiau, kad yra toks. Netgi yra vaizdo įrašai, kaip bandė įsikipti į amerikiečių kylančius lėktuvus, į lėktuvų ratus įsikipti, netgi krito nuo tų ratų, kai juos pakilus lėktuvui, po to jie yra suleidžiami vidų. Tai kai pradėjo leisti vidų, jie nuo jų tiesiog krito. Ir buvo graudu žiūrėti vaizdai, žiaurus iš tikrųjų. Atsimenu, buvau įdėjęs tą video, tai toj pat Facebookas užfaktčekino, nes, nu, tai yra smurtas, bla bla bla. Tai va, na tai ką, liko toliau stebėti visą šį. Beje, pastebėjot? Naujo. Suleidžiami vidų, tai kai pradėjo leisti vidų, jie nuo jų tiesiog krito. Ir buvo graudu žiūrėti vaizdai, žiaurus iš tikrųjų. Atsimenu, buvau įdėjęs tą video, tai toj pat Facebookas užfaktčekino, nes, nu, tai yra smurtas, bla bla. Toj pat Facebookas užfaktčekino. Reikia suprasti, kodėl tai yra sneaky. Kai jiem faktų tikrintojas arba fact-checkas yra kirvis. Nes fact-checkeriai, nu, labai lengva patikrinti, ką jie kalba. 5 minutės pagūgrini ir žiūri, okei, jūs čia pamelavot, ar okei, citatą netaip perskaitė. Nu, lengva, todėl jie nemėgsta fact-checkerių. Aišku, kai tave vis paneigia kažkas, tu tada tikrini, tu tada mėgini kaltinti fact-checkerių. Žiūrėkit, jie nupirkti, jie papirkti, visi papirkti, nupirkti, jie neteisingai, fact-checkeriai nupirkti, papirkti. Diskredituoti mėgina tos fact-checkerius. Dabar fact-checkeriai iš esmės yra labai įvairūs, yra labai nepriklausomų organizacijų, tarptautinių organizacijų, faktų čekerių, asociacijų ir panašiai, kur ten žino pasaulio, žinai, tikrina duomenys ir panašiai, yra labai patikimų fact-checkerių. Bet ką jis padarė dabar, kas yra sneaky, tai jis įdėjo, kaip pasakė, nu realiai, mirusių žmonės, vaizdus su mirusiais žmonėm, kur ten nuo lėktuvų krenta ir panašiai į Facebooką ir išėmė tą video už community guidelines. Nes tu negali dėti mirčių ir panašiai į Facebookus. Bet jis nepasakė, kad tiesiog pažeidžiau Facebooko taisyklės ir įdėjau video su lavonai, žinai, kur negalima dėti. Arba su mirštančiai žmonėm. Jis pasakė, kad už fact-checkino. Nes prisiminkit, jie visą laiką kartoja, fact-checkeriai yra blogis, jie ten nupirkti. Išėma ten neteisėtai video, nes fact-checkina. Bet ne, čia išėmė ne už tai. Čia išėmė už taisyklių pažeidimą. Community guidelines reiškia. Bet jų va tie dalykai užtrunka mikrosekundę. Mikrosekundę užtrunka. Bet reikia žinoti, kaip jie žiūri pasaulį, ką jie daro savo laisvų laikų, va tie nekenčia fact-checkerių. Ir va tokioj vietoj video jų ištrina, kaip atkreipkite dėmesį, niekas negauna banų už teisybę. Tai yra už kažką blogo. Visą laiką gauna mane užbano už teisybę, video išėmė už tai, kad teisybę sakiau, papirkti ten nacijai, kokie mano video išėmė, sorošiniai ten ir panašiai. Bet seniai, tai, kad tu pažeidži YouTube taisyklės, niekada to nepasakys. Jeigu fact-checkeriai patikrino, kad tu neteisybę sakei, tai ne, jie papirkti, jie nupirkti, bet niekada nepripažinsi, kad tu tiesiog neteisybę pasakei. Nu, tai jo, susikuria fact-checkeriai lygų blogis, kadangi video ima iš visų Facebook, iš YouTube, jis YouTube užbanintas ir panašiai. Nes yra, su mumis bando susidoroti tie visi blogi, fact-checkeriai ir panašiai, tai jeigu baudas gauna už teisybę, ne tai, kad pažengė įstatymus Lietuvos ant komisijos ar ten dar kažką, ne, už tai, kad teisybę sako. Tai čia va toks, bet čia labai sneaky buvo lėkštutė, labai sneaky šitas buvo. Žiūrėti vaizdai žiaurus. Dar kartelį. Žiaurus vaizdai, vien dėl to jau negali Facebooką. Facebookas už fact-checkino, nes, nu, tai yra smurtas, bla bla bla. Smurtas, bla bla bla, bet už fact-checkiną, svarbu paminėti, kai žiūrim toliau. Na tai ką, liko toliau stebėti visą šitą. Cirkų negalima vadinti šito dalyko, nes vis dėlto tai yra karas, ten žuvo žmonės ir žuvo tie patys rusai, tie patys ukrainiečiai, kas svarbiausia, jie nesupranta, jiem dabar yra vieni kitiem įskiepyta tą neapykantą. Rusai, kiek pasižiūrėjau vaizdo įrašuose, tos telegramuose, ukrofašistai, ukrofašistai, irgi taip pat yra neapykanta įskiepyta, kada tos pačius iš tų pačių brolių yra šaipomasi ir jie nesupranta, kad tie yra apdūrinti. Bet tik nepamirškim, kad Rusija užpuolė Ukrainą. Ne amerikiečiai,
Neišprovokavo Rusija, užpuolė Ukrainą. Lekstutį, nepamiršk šito. Ir visos tos priežastys, kurias duodi, kodėl NATO išprovokavo, jos netinka, jos nelogiškos. Su siena turėjo jau Rusija, dabar dar didesnė turi, bet ant Finlando nieko netakuoja. Bet jo vien turėjimas sienos su kažkuo duoda tau leidimą pult, irgi nesąmonė, nėra priežasties. Rusija yra agresorė. Kinija, beveik visos šalis pripažino, kad Rusija buvo agresorė ir jie užpuolė. Tai, kad Lekstutis kartoja tą, tai yra visiška nesąmonė. Tiek tie yra aptūrinti. Nu, ta neapykanta vieni kitiems. Juos laiko fašistais. Aš manau, kad iš Rusijos rusų karius padaryti fašistais, tai nėra kas veikti. Įleiskite amerikietišką žiniasklaidą su valdžia į Rusiją ir po pusę metų ten visi tie patys bus tokie pat fašistai. Jos žiniasklaidos pagalba tai galima padaryti, kaip Gebelsas sakė, propagandos ministras Hitlerio sakė. Duokit man žiniasklaidą, iš bet kurios tautos paversiu kiaulių. Bet jo, aš čia pritariu, visi turbūt pritars. Žiniasklaida yra labai galinga, propaganda yra labai galinga, todėl jie vartoja, taip. Aš jam pritariu, kad Lekstutis sako, kad reikia porą šaltinių pasversti viską. Tiesiog problema, kai jis to nedaro. Ir jis nežinau, ar supranta, ką reiškia šališkumo savoka, kai jis yra labai labai šališkas, aš nežinau, ar jis supranta iš tikrųjų, ką tai reiškia. Banda. Nu taigi čia tas pats. Ir jie nesupranta, tiek aišku, ukrainiečiams jau yra. Jie jau atsirado, jos telė šitam video yra, todėl uždėjau. Nuo 13 metų jau yra skiepijama, tai ten prasidėjo nuo rusų kalbos draudimo, ta neapykanta Rusijai. Na, jie buvo ruošiami tam karui, jie buvo ruošiami, jie žinojo, kad anksčiau ir vėliau tas karas bus, jie buvo paruošti tą neapykantą, kad, nu, su neapykanta yra lengviau sukiršinti ir pasiūsti kariauti, imti ginklą į rankas. Ir jie darė. Aišku, rusai irgi tą patį. Na ir ką. O iš esmės tai yra broliškas tautas. Pačias artimiausias, giminiškiausias tautas. Kalba praktiškai ta pati. Na, čia... Oi, ne. Kalba nėra praktiškai ta pati. Ukrainiečių nuo rusų skiriasi gan smarkiai. Bet tas argumentas, kad broliškas tautos yra nesąmonė. Jeigu tavo brolis tave prievartauja, tu turi kreiptis į policiją, turi atsiriboti, tu neturi kentėti. Jeigu broliška tauta puola tavo šalį, grobia tavo teritorijas, grasina, kad tavo šalies nacius užmuš visus, prievartauja tavo moteris, žudo civilius, tu neprivalai kentėti ir sakyti, broliška tauta, kaip čia gali būti? Ne. Rusija užpuolė tą brolišką tautą. Jie atsisakė to broliškumo. Viskas, jie yra priešas dabar, kurie atvarė ukrainiečių žemės grobti, moteris prievartauti, žmonės žudyti. Jokio broliškumo šitoje scenarijoje jau nebelieka. Tik Lekstutis įsikabinęs to broliškumo, čia yra Kremliaus propaganda, by the way. Čia yra Kremliaus talking pointai. Mes užpuolėm, nes mus išprovokavo, mes atvarėm savo brolių gelbėti ir panašiai. Čia yra tiesiog Kremliaus propaganda. Nieks pasaulyje taip nemato. Jokioje situacijoje teisminėse, jokiose sistemose tu net negalėtum tos gynybos naudoti. Taigi mano brolis čia mane prievartauja, tai jis nieko blogo nedaro? Ką? Ne, jie užpuolė šalį, jie žudo žmonės, ne, no. Šitas pats, kaip mes kariautume su latviais. No, tai jo, jis ne už Rusiją, by the way, ne prorusiškas. Bandoma per Lietuvoje veikiančias tas užsienio korporacijų žiniasklaidos priemonės aiškinti. O jeigu stebra? Ukrainiečiai, tai čia net nebroliškos to. Ir netgi bando taip, jie nusisamdo netgi kokį istoriką, Bumblauską parsidavėlį, tas ten kokį nesąmonį pakėlė. Giminiškas tautas, to labiau, jo. Kiek čia mūsų heitina savo giminės. Ir va taip ir plauna smegenis, ir viskas yra įdiegta. Ir mums yra dabar įdiegta, kad mums Baltarusija jau nebe broliai. Nors iš tikrųjų tikroji Lietuva ten, anoj pusėje, Baltarusijos dabar pusėje, pilis mūsų, LDK pilis, mūsų visa istorija, visas paveldas. Na, mes turim Kaune pilį, turim Vilniuje pilį, o visas kitos, taigi ten yra mūsų artimiausi broliai, mūsų tikrieji lietuviai. Dalis. Na ir ką, o šiandien kaip jie mums yra rodomi Baltarusai. Kaip priešai kažkaip. Na, patys Baltarusai ne, bet labiau kaip Lukašenka priešas. O dabar su to Protasevičium kaip baigėsi. Nu, Free Protasevič, kiek buvo, kiek visko, ojojojoj. Nu, pagavo vaikį, viską išpirko. Išpasakojo viską, kas organizavo tos perversmus, kad ir Lietuva prie to buvo stipriai prisidėjus. Mes ir matom, kur Tikhanovskaja. Taigi Lietuvoje šerima už mūsų pinigus. Tikhanovskaja tebėra Lietuvoje. Čia bando kažkas įrodinėti, kad ne už mūsų pinigus, o tai iš kieno pinigų jinai gyvena. Gal amerikonai duoda, kaip CŽV kalėjimai atvežė čimodaną. Aš galvoju,
Ar aš čia sukursiu? Ar Europos Sąjunga neskiria kažkiek lėšų tokiem išlaikymam, tokiem politiniam, visokiem pabėgėliam? Ar aš čia sukūriau tik ką? Ar aš girdėjau, kad kažkas tą sakė? Aš bijau pameluoti dėl šito. Gali būti, kad aš sukūriau. Ar aš kažkur girdėjau, kad gali būti, kad dalį skiria, bet gal ir dalį, gal ne, bet jo, greičiausiai mes už mokesčius išlaikom. Aš nežinau su šitą situaciją, aš apie šitą nekalbėsiu daug, aš nežinau tiksliai, kodėl jie laiko ir kaip ten kokiom sąlygom, kokiu tikslu ir panašiai. Tiksliai nežinau, čia jau man sudėtinga sakyti, nenusimanau čia. Kita vertus, Baltarusija, kaip mes žiūrime Baltarusus, yra sudėtinga. Kaip aš žiūriu, kaip tokį susidarau įspūdį. Kad dabar, kol Baltarusai, Lukašenka ten dar gyvas ir valdo, žinai, ir kol Baltarusai padėjo Rusijai galų galiai iš šiaurinės sienos, Ukrainą pulti ir viską, padėjo, atidarė savo visą sieną ir panašiai, jie nedraugiški, jie Rusijos sėbrai dabar šitam kare. Bet man atrodo labai staigiai tas pasikeistų, nes man atrodo daug žmonių ten, kai kurie palaiko Lukašenką, bet visai nemažai atsirastų, kaip ir tada atsirado, kurie jų gatves ir protestavo, kad tiesiog, nelabai yra jiems ką daryti dabar turbūt ir jie patys turbūt laukia, kai kažkada lietuviai turbūt laukia savo progos. Tai aš visai nenustepčiau, jeigu Baltarusijos situacija irgi gali keistis, bet nežinau čia. Nemažai Baltarusijos ir Ukrainoje pusėje kovoja, jo, tas nelabai ką pasako, ypatingai čia, bet jo. Lordeksą, jo, rimtai. Bet jo, nežinau, Baltarusiai yra įdomiai. Aš neskubėčiau taip greit sakyti, kad Baltarusiai čia nekenčiam dabar Baltarusiai ir panašiai. Dabar jie skaitosi kaip, teritorija nedraugiškai, nes padeda Rusija ir panašiai, bet man atrodo, su Baltarusija pasikeis gali nuomonė labai greitai. Danai ir po to vietiniam paduoda ir leidžia padalinti iš to čemodano. O tai kaip kitaip? Tai taip ir yra viskas daroma. Iš tikrųjų viskas yra antiek paprasta, antiek elementaru. Antiek paprasta, antiek elementaru. Graudu matyti. Žemo IQ ženklas, by the way. Avių bandas bliaunančių. Ir kada man siuntinėja žinutės, tai matai dabar, pažiūrėk, tavo Putinui, tavo Rusijai, tuoj pat chana. Ir ką tokiam žmogui pasakyti? Blokuoja ir viskas, džiaugsmo. Laimės, sveikatos palinkėti. Ir ką šiandien? Jau Delfis, jau pusė lūpų, jau tai rusai jau išvarė ten iš Belgorodo, viskas jau ten iš pradžių po to jau parodysi, niekur nedings. Ir kur šitie tai rašinėtojai man į Messengerius, kur jie dėsis? Iš čia realiai tiesiog Messengerio komentarų gauna ir čia jis ant tų žmonių pyksta jo. Kaip jie pyks toliau ant manęs, bet jie niekada nepyks ant tų, kurie realiai jos laiko idiotais ir jos apgaudinėja. Tai va. Na ką, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinat. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė.